Na tai prezidento patarėjo skandalas, tai yra čia ne mano skrydis į Niujorką, kur nepavyko įskristi. Čia yra daug baisiau ir tai yra milžiniška rizika, nes, įsivaizduokit, prezidento patarėjai ir pačiam prezidentui taikomi aukščiausi moralės standartai ir atsakomybės standartai pagal konstituciją, nes prezidentas pasirinkdamas patarėjus, jisai įvertina patarėjo gebėjimą atskirti, kur yra sukčiai, kur yra melagiai. Kartu prezidentūra visą laiką turi vindikacijos, iš tikrųjų tokius pasitikrinimus ir valstybės saugumo departamentas juos iš tikrųjų prigloboja, prižiūri. Ir ką mes žinome, ką prezidento patarėjas prišnekėjo Rusijos saugumo pareigūnams. Kaip matote, šita informacija nėra plačiai viešinama, spaudoje jinai tik tais labai momentiškai buvo pasirodžiusi, po to buvo matyti specialiai duota uždavinys ją išimti, nes tai dar kada sakau, tai yra aplamai prieš visą valstybę, tai yra didžiausia gėda, žmonės šiandien susitikimo metu apie tai visur kalba ir klausimas, ką tas prezidento patarėjas kalbėjo. Bet kita ko, Deividas Matulionis buvo realus kandidatas užimti užsienio reikalų ministro pareigas, postą. Tai kadangi apie Deividą Matulionį buvo kalbama jau paskutinius 8 mėnesius mūsų valdančiojo daugumoje ir jisai buvo įvardamas kaip realiausias kandidatas, nes Skaisgirytė, bet būtent Deividas Matulionis. Tai matyt, Rusijos specialiosios tarnybos turi savo šnipų, turi savo agentų. Matomai tą informaciją jie turėjo ir prieš dabar performuojant vyriausybę, tai jie tą informaciją ir kaip sakė, nutekino. Kitas yra baisus dalykas, tai reiškia, kaip gali mūsų tos pačius politikus apgaudinėti. Mano atvejas tai irgi vėlgi parodė, Juozo Oleko atvejas parodė, telefoniniai sukčiai, kibernetiniais išpoliai ir panašiai. Klausimas yra, kiek mes esam saugus ir kiek mes gebame, tarkime, pasitikrinti informaciją, kas mus skambina. Gali paskambinti: laba diena, aš esu žurnalistė Voločkova iš ten kokio, nežinau, Laurų kvartalo ar ten Voločkova iš Turniškių ir dabar noriu su jumis pakalbėti. Kas dabar gali garantuoti, kad paskambis prezidentui Gitanui Nausėdai apsimetęs rusų agentas ir pasakys: laba diena, aš esu Suomijos prezidento patarėjas, organizuojamas vizitas ir pasitarimas Ankaroje dėl NATO kažkokio samito, dėl svarbių dalykų. Tai vėlgi, tai mes nesame apsaugoti nuo šitų dalykų, nes nulaužimas programų, tai jis yra labai lengvas. Tai aš manau, kad šiandienai prezidento, net jeigu matėte jokios net reakcijos, kai mano atvejas buvo, tai ten maždaug cirkas išvažiavo, bet cirkininkai liko, tai dabar taip išeina, kad Rusijos cirkininkai išvažiavo į frontą, bet vienas cirkininkas prezidentūrai liko. Na, tai čia yra iš tikrųjų toks, sakyčiau, skandalingas atvejas Lietuvoje. Jau buvo kažkada tai lygiai taip pat ir Žygimantas Pavilionis papuolęs irgi ten viską išpasakojo, ką galvoja. Mes nei vienas nesam saugoti, nei aš, nei Petras, nei Antanas, nei Gitanas, bet prezidentas turėtų matyti dvigubus standartus. Iš kitos pusės, karma yra karma. Praėjus geriems metams po mano įvykio, prezidentūro artimiausias žmogus paslydo ant to paties banano žievies. Tai va toks, aš manau, kad vakare sėdė, vakare galvoja prezidentas ir galvoja, po velnių prieš metus šnekėjau apie Žemaitaitį, o dabar mano dešinioji ranka papuolė. Tai, bet čia yra pamoka, o šiaip tai iš tikrųjų kelia susirūpina, kad prezidentūra absoliučiai jokios reakcijos, absoliučiai, jeigu pastebėt. Ir kitas yra dalykas, matos, kad žurnalistai yra daugiau mažiau matyti apsitarę, nieko nekomentuoti, nieko nesakyti, nes iš žiniasklaidos priemonių jokių nebuvo, nei laidų specialių, nebuvo kviečiamas Deividas Matulionis į laidas, į dienos temą ir panašiai. Net mes ir matyti turime tą dvigubų standartų, Nemuno aušros ir valstybės gyventojų standartas, ir mes turime elito standartą.